Sveiki atvykę į vieną gražiausių Klaipėdos miesto tradicijų – renginį Metų Klaipėdietė 2026. Šį vakarą susirinkome tam, kad pagerbtume moteris, kurios savo darbais, idėjomis ir atsidavimu kuria mūsų miestą – Klaipėdą. Moteris, kurios įkvepia, telkia bendruomenę ir kasdien tyliai daro didelius dalykus. Šis renginys jau tapo gražia miesto tradicija, suburiančia žmonės pasidžiaugti pasiekimais, padėkoti ir įvertinti tas, kurios savo pavyzdžių stiprina mūsų miestą. Džiaugiamės matydami pilną salę ir visus, kurie šį vakarą yra kartu, čia, Klaipėdoje. Tegul šis vakaras būna kupinas gražių akimirkų, šiltų emocijų ir įkvepiančių istorijų. Linkime visiems gero vakaro ir prasmingo renginio. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, o cabaret, to cabaret. Galit pašviest truputėlį? Kokie šiandien jūs visi gražus, aš gražus, netgi Klaipėdos džiazo orkestras gražus, vadovas Kęstutis Sova. Šitas vaikinas su batutu irgi nieko savo. Zenonas Šimkus! Leiskit pristatyti mūsų merginas Kristina, Žyginta, Edita, ir Klaipėdos fakultetų šokėjai. Welcome and bienvenue, welcome from the transvestites. Glücklich zu sehen, dass wir so sind. Happy to see you, life rest the stay. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, to cabaret. Whoa! Whoa! Tai ypatinga šventė Klaipėdos miestui, kuris moka svajotis, kuris moka didžiuotis savo žmonėmis. Kaip ir kasmet, klaipėdiečiai siūlė vardus, balsavo, rinko širdimis. Ir rinko tas, kurios savo darbais miestą daro didesnį nei rodo žemėlapis. Šį vakarą sutiksime 5 išskirtinės moteris, 5 finalistes, kurių kasdienybėje gimsta rytojaus Klaipėda. O vakaro pabaigoje paaiškės viena iš 2026 metų klaipėdietė. Tačiau, prieš atverčiant šį istorijos puslapį, jūsų nuoširdžių ovacijų nusipelno šio ypatingo konkurso rėmėjai. Renginio draugai, Gėlių studija Flore, baras Antraktas, EG estetikos ir grimo akademija, baldų salonas Gobala. Renginio partneriai Klaipėdos uostas, Vaidanta, Nefrida, DFDS, Melviestas, Biofarmacija, Klinikus, Vakarų medienos grupė, Lotagma, Kvatosta, Amberton viešbučių tinklas, studija Grožio evoliucija, Cloudline, Lalula.
renginio rėmėjai Parsekas, KN Energy, Švyturio Gau nealkoholinis Klaipėdos Hollywoodas. Pagrindiniai rėmėjai Bastionų namai, Vlantana, Aldasta, Atostogų parkas, BK. Garbės mecenatas Mūsų laikas. Ačiū, be jūsų nebūtų nei šių šviesų, nei muzikos, nei šio vakaro magijos. Na, o dabar sveikinimo žodį miestui ir pasauliui bei šitai šventei. Plojimai sutikite Klaipėdos miesto merą Arvydą Vaitkų. Ich bin auch sehr glücklich, Ihnen zu sehen. Ja, wunderbar. Liebe Damen und Herren, mielos damos ir gerbiami ponai, tikrai turbūt metų eigoje tai yra viena iš tokių labiausiai išskirtinių švenčių, kada mūsų vyriškoji pusė, ta vyriškoji pasaulio pusė gali išskirti ir permastyti, kiek daug šviesos jūs teikiate mums ne tik šią dieną, bet visus metus. Ačiū Jums už tai, kad Klaipėdoje yra išskirtinių moterų, dėl ko mes visi galime didžiuotis. Ir nebejoju, kad šiandien tos moteris, kurios dalyvavo šiam konkurse, kurios pateko į tą penketą, jos yra vertos visos kuo didžiausio plojimo, geros nuotaikos ir turbūt jau jos visos yra laimėtojos, nes Klaipėdos miesto žmonės jas atrinko į praėjusių metų moterų penketuką. Linkiu šiandieną Jums kuo geriausios nuotaikos, kuo geriausios šventės, gražių įspūdžių ir tų sveikinimų, kurios tos moteris yra nusipelniusios. Gražaus vakaro visiems. Dėkojame merui, mero gėlės, mūsų finalistėms. Finalistės gal galėtumėte atsistos, nes iš čia nė velnio nematyti. Net kad vaikinai galėtų teikti jums gėlės. Jūsų aplodismentai. Mero gėlės. Ačiū. O dabar kviečiu žmogų, be kurio šis prasmingas konkursas tiesiog nevyktų. Dienraščio Klaipėda vadovė Lina Čekanavičė. Pasitikit. Labas vakaras, mėly klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Sakoma, kad miestą kuria architektai, tačiau miesto charakterį sukuria žmonės, o miesto širdį sukuria žmonės, kurie daro daugiau, negu iš jų tikimasi, jeigu jiem priklauso. Tačiau vakar ir susirinkome pamatyti, pastebėti, pasidžiaugti tomis moterimis, kurios padarė daugiau, negu reikėjo. Jau 24 metus Klaipėdos dienraštis organizuoja šį renginį, kuris yra tapęs jau miesto tradicija. O tradicijos mus jungia, sutelkia, įkvepia ir kuria tęstinumą. Noriu visiems padėkoti, kad šiandien čia susirinkote, vedini lygiai tų pačių jausmų, kad tradicijos jos gyvuoja tiek, kiek jos turi tęstinumą. Tai šiandien salės sklidina parodo, kad mes, klaipėdiečiai, esam tradicijų žmonės. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie siūlė kandidates, kurie balsavo intensyviai, kurie palaikė ir palaiko jas šiandien.
Klaipėda gyvuoja tol, kol gyvuoja žmonės, kurie kūrė tradicijas. Taip pat tuo pačiu labai noriu padėkoti mūsų dienraščio redakcijai, kuri kasmet jau 24 metus įdeda be galo daug širdies, kad ši kulminacija, kurioje mes šiandien esame, įvyktų. Ačiū Jums visiems. Dėkoju ir mūsų renginio režisieriai Eglei Miškinytei, kuri kažkur užkulisiuose laksto, bėgioja ir kuri pasirūpino, kad mes šiandien turėtumėm gražų reginį, gerą ritmą ir puikią nuotaiką. Tai pasidžiaugkime, įkvėpkime ir įsikvėpkime visi šiandieną. O labiausiai noriu padėkoti mūsų finalistėm. Jūs jau visos esate metų klaipėdietės, nes apie jūs kalba ir kalbės, jūs matomas, girdimos ir įkvėpė daugelį žmonių. Ačiū Jums labai. Tad šiandien, baigiant savo žodį, noriu pasakyti, kad renginys, tradicija, metų klaipėdietė 2026 apdovanojimų renginys prasideda. Ačiū Jums. Ačiū. Na, dabar metas pradėti pažintį. Klaipėda miestas, kuriame visi viską žino. O jei dar nežino, to jis sužinos. Čia kalbama, kuždamasi, aptarinėjama, nes tik sutikite geras pletkas apie šio vakaro karalienės, išreiškia tik tai meilę miestui. Ar ne? Mes tik dėl to pletkinam. Kitaip nepletkintume. Šį vakarą tie patys gražiausi pletkai apie šio vakaro karalienės. O karalienės, kaip žinia, pačios apie save daug nekalba. Todėl dėmesio pirmoji pažintis. 5 klasėje mes tapom klasiokėmis ir nuo to laiko ta mūsų draugystė šitaip po truputį ir išsirutuliojo tokią didelę gražią draugystę. Atėjau dirbti mokyklą, kažkaip direktorė sako, reikia dar vienos mokytojos trūksta. Tai net nebuvo abejonės, kad ką kviesiu, tai kviesiu Sigitą. Jinai nusileidžia iki vaiko lygio, visus išklauso, sako, gali būti ta pamoka nepavykusi akademiškai, ne? Sako, gali būti, kad mes šiandien neišmokom to, kas programoje parašyta, bet mes šiandien išmokom visai ką kitą, klausyti, išgirsti ar ne, pasisakyti. Kaip mokytoja jinai tikrai yra be galo žingeidi, visko besidominti ir nešanti naujoves. Vertinu už tai, kad jinai labai gerai paaiškina, yra labai kūrybinga. Tėvai kažkam pasakė ten, tai va ten buvo Jono bažnyčia, bet jinai jau yra sunaikinta ir tada visi pradėjo klausinėti, kas ta Jono bažnyčia. Po to mokytojas sugalvojo, kad daryti jau reikia Jono bažnyčių projektą. Bažnyčią darėm, mūsų komanda gamino iš makaronų, kitų iš akmenukų, kitų iš pieštukų, nu ir visi va ten po biškį gamina. Labai graži idėja tuom, kad norint atstatyti iš plytų bažnyčią, reikia atstatyti iš širdžių. Ir inicijavo labai gražų projektą. Šiandien yra tiesiog nuspręsta tai, kad tie maketai toliau važiuoja po Klaipėdą ir dar daugiau važiuos gegužės mėnesį netgi į Vilnių, į Seimo rūmus, tam, kad pristatinėti Švento Jono bažnyčią per tą vaikų prizmę. Vienintelė užsiėmė su vieninteliu ir unikaliu projektu Švento Jono bažnyčia. Labai visa ko yra nuostabiausia mama, mokytoja, krašto mylėtoja. Na štai. Kaip ir žmogų, taip kalba kiti, jam belieka viena – išeiti į rampos šviesą. Griausmingais aplodismentais sutikite finalininkę Sigitą Vaškaitienę. Šio vakaro karalienėms gėlių studija Flore sukurtos puokštės ir dovanos nuo grožio evoliucijos, kuriai rūpi jūsų veido ir kūno oda. Amberton viešbučio tinklo įmonės, Biofarmacija, Cloudline dovanoja Merkurijaus planetą, minčių ir idėjų simbolį. Švyturio arena bilietus į koncertus, o Klaipėdos baseinas kviečia apsilankyti ir gerai praleisti laiką. Mielas Sigita, klausant visų šitų žodžių, ar atpažinote save? Į čia. Man pasistiepti turbūt reikės. Ta mokytojytė metro ūgio.
Meras aukštesnis. Tai labas vakaras, Klaipėda. Tiesą pasakius, užmiršau klausimą. Tuoj paskaitysiu. Ar atpažinote save? Iš apibūdinimų. Taip. Labai gera girdėti. Labai gera girdėti ir noriu tikėti, kad tai ir esu aš, turbūt žmonės taip mane mato. Tai ar galiu trumpą žodį? Galite, ir būtinai. Tam ir pakvietėm. Kai man paskambino iš redakcijos, buvo staigmena, kad nominavo. Aš bandžiau paklausti, kas čia nominavo. Neišdavė. Gal kas nori prisipažinti, nežinau. Neišdavė, sutikau. Bet tarsi ir kuklinausi, niekam nesiskelbiau. Ir paskui galvojau, kodėl. Nes galvoju, kad ir šitas projektas, Švento Jono bažnyčios maketų kūrimas, tai nebuvo vienos mano darbas. Taip, ten idėja kilo, iniciatyva, bet prie to prisidėjo daug žmonių. Bet pirmiau buvo žodis buvo pirmiau. Mokytojos, kurios atvedė, ar ne? Taip. Ir gal todėl atrodė, daug žmonių prisidėjo ir kaip aš dabar galiu kažkokią garbę prisimti. Ne dėl to galų gale dariau. Bet paskatinta savo vyro, sako, daryk, juk nominavo, bandyk, eik toliau, pasiskelb. Pasiskelbiau ir tikrai buvo labai gera jausti tą palaikymą. Ir šiandieną susirinko tiek daug gražių žmonių, tarp kitko Klaipėdoje be galo daug gražių žmonių. Tai pasiplokite savo. Ir buvo be galo gera matyti ir girdėti, kai prieina, sako, mes už tave balsavom, ar ne? Ir mokinių tėveliai sako, kaip ten besibaigs, jūs mums jau laimėtoje. Tai žinokit, su ta mintim ir atėjau. Atsipūtus, pati savo laimėtoje, gerai praleist laiką. Tai to linkiu ir jums šį vakarą. Tai ačiū, kad buvo, ačiū, kad esat ir ačiū už jūsų palaikymą. Ačiū Jums labai, palydėkite. Finalistė, palydėkite, čia jūsų dovanos, jos keliaus. O vyras ten. Kur jūs ją vedat? Dovanos su jumis. Mikrofoną galima? Taip. Na ir dabar laikas muzikai ir šokiams kabarete. Klaipėdos džiazo orkestras, meno vadovas Kęstutis Sova. Diriguoja Zenonas Šimkus, solistės Edita Bodrovaitė, Žyginta Ješinskaitė ir Kristina Kasperaitytė. At Paramount it's ooh la la. The Warner Brothers cha-cha-cha. And Elby may you love his smile so empty, I may agree the walls. But the 20th century foxtrot, it's precious but precious, it's not hard to make the big boys hire me. Please make that rhythm higher. Come on, boys and girls, make me over. In this factory where dreams can come true, are you ready to make someone? You're the team that must teach me to do the 20th century rocks my world. Done the homework and I'll pass the test. I'll do whatever my teachers suggest. I can do it closer and just the 20th century rocks my world. Make it up, shake it up, let the fantasies begin. To get gas, change the past, make the right just like the cinema. Take a gamble, cause it's safe to bet. Mr. Sandy can't see nothing yet. When we finish,
make me feel like the main attraction. Change the clothes, fix the nose, and then 5, 6, 7, 8, action, action. Now I'm gone, but I ain't so dumb. Hollywood will be under my thumb. I'll teach my this until I become the 20th century boss. Woo! You ask me how far will I go. You ask me what I wouldn't do for the sign of my name as it fills everything. Yes, I wanna be more than just flesh. You ask me what lies should I tell. I tell you I'm willing to learn. So enroll me in school, in your kidney she pool. When the stars, when the night and a splash. Cause I wanna be a smash. Yes, I wanna be a hit run till I want every heart. Be a queen to each king or mechanic. Bless you, Mr. Zanuck. But first, mister, you have to give me a heart. I know all the tricks of the trade. I even invented a few. Now your interest is mounting and soon will be counting the lights in the night and the sky. 'Cause I wanna be a smash. Yes, I wanna be a smash. Won't you help me be a smash? Bučkiai. Ačiū. Na, jeigu... Jeigu pirmoji istorija jau privertė mus šypsotis, galiu nuraminti, Klaipėda dar tik tai pradeda kalbėti. Ir štai kita istorija, kita moteris, kitas pasakojimas, kuris šiandien nebus nutylėtas. Klausykitės atidžiai. Susipažinom diabetokių vaikų ir šeimų stovykloje, o po to jau giliau ir artimiau teko susipažinti, kai pati turėjau problemų dėl savo pėdų ir kojų ir teko pas ją apsilankyti. Gabrielė yra diabetokių savanorė. Jinai veda paskaitas ir mokymus sergantiems cukriniu diabetu. Iš pat pradžių atrodo labai rimta, susikaupusi, bet pabendravus iš karto jaučiasi rūpestis žmonėm ir iš karto noras padėti ir savo žiniomis padėti išspręsti vienokią ir kitokią problemą. Tai ateini slaugytoja tau tik padaro. Taip, o jinai dar paaiškina ir tau duoda, kaip sakant, tokį, jeigu galima įsireikšti techniškai, užkrauna tavo akumuliatorius, savo smegenis, kad tu ateity turi tą daryti, kad ten kažkokį kremą naudoti, tas tinka, tas netinka jūsų odai. Čia yra jos gyvenimo būdas. Padėti žmonėms ir ne bet kam, bet tie, kurie sunkiai serga diabetas. Kiekvienas savanoris atėjęs į įstaigą, jis yra naujas veidas. O naujas veidas ir dar su kilniu tikslu, tai yra šventė. Gabrielės mintis buvo ateiti ir pasiūlyti savo paslaugas globos namų gyventojams. Ir jinai tai padarė. Ir dar prikalbino draugę. Aš negaliu pamatuoti tos vertės
skaičiais. Ta pagalba nėra susijusi vien tik tai su profesija kaip podologo, bet ir su bendravimu. Viena iš didžiausių vertybių. Na, jei pusė to tiesa, kita pusė labai gerai sugalvota. Pasitikite antrąją šio vakaro žvaigždę Gabrielę Guogytę. Jau dovanų nebevardysiu šį kartą. Gabrielė, pasakykite atvirai, kuris komplimentas šiandien jums netikėčiausias. Netikėčiausia buvo matyti profesorių, kalbant apie mane. Kažkaip net nesitikėjau, čia buvo labai didelė staigmena. Ir aplamai apie, kaip sako, skaičiai. Šiandien aš čia esu, nes skaičiai lėmė taip, kad aš esu penketukė, bet man tai neskaičiai. Ir aš norėjau savo misiją pasakyti, kad mes į žmonės turim žiūrėti ne kaip į skaičius, o mes turim gyventi ir žiūrėti žmonės kaip žmonės. Ir jeigu mes žmonės ir viską darysim ne dėl skaičių, o dėl žmonių, tai viskas mums gausis ir bus viskas tobula ir gerai. Puikiai pasakyta. Ačiū. Palydėkite finalistę. Na, o dabar merginos veržiasi pasidalinti savo išgyvenimais konkurencijos žiauriame pasaulyje. Pasistengtum, aš būsiu kietesnė. Aš jau kietesnė esu negu jūs. Nesi. Aš esu. Nesi. Aš esu. Nesi. Aš esu. Kiek bevaidintum, esu pranašesnė, daug pranašesnė esu negu jūs. Nesi. Aš esu. Nesi. Aš tiesiog esu. Nesi. Aš esu. Jauna dirigentą suviliot man lengva, bet kurį maestro aš pritrenkt galiu. Tartum tiltą vieną šį suverktų gali. Taip, ką čia mali? Kiek tu becyptum aukščiau, aš galėčiau, na, aukščiausia dainuot aš galiu. Negali, aš galiu, negali, aš galiu, negali, aš galiu. Wow! Kur tu taip išmokai? Aš mergina. Wow. Kiek besistengtum, švelniau man pavyksta. Dainą dainuoti švelniausiai galiu. Negali, aš galiu. Negali, aš galiu. Negali, aš galiu. Negaliu! Reikėlį išmaukti. Aš galiu kaip žaibas. Aš išgerčiau snapsą net be pagirių. Šokt ant stalo visą naktį iki paryčių. Taip, taip ir maniau lakudra. Kiek besistengtum ilgiau aš ištęsčiau. Na, tą ilgiausią ištęsti aš galiu. Negali, aš galiu. Negali, aš galiu. Negali, aš galiu. Aš galiu. Taip gali. O, kur laikai tau orą? Wow. Kai besistengtum greičiau man pavyksta, aš pasižymiu didžiausių greičių. Aš mesgu megztinį, aš vėliu veltinį, aš fotografuoju, aš laisvai irkluoju. Padaryt galiu bet ką. Pyragą gal? Ne. Ir aš nedėja. Saldžiau man pavyksta, aš padainuoti saldžiausiai galiu. Negali, aš galiu. Negali, o aš galiu. Negali, aš galiu. Negali, ne, aš galiu. Taip, taip, negali.
Šiaip jau vienas teatro teoretikas Stanislavskis pasakė, kaliošus palikit už scenos. Atsiprašau. Neišlaiko nervai kartais. Ta konkurencija, lipimas ant galvos. Kuo daugiau žodžių išgirstama, tuo aiškiau suprantame vieną dalyką. Ne visos istorijos skamba vienodai, bet visos lieka ilgam. Paklausykime trečiosios. Jinai man yra pavyzdys tiesiog. Visą laiką, kai aš augau, turėjau į ką lygiuotis. Jos vienas iš tokių filosofijų buvo, kad kokia yra gyvenimo prasmė, tai yra mylėti artimą. Tai galim sakyti, tai irgi jinai man įskiepėjo. Ir tą meilę gyvenimui, ir šiaip pasitikėjimą žmonėmis, ir tikėjimą, kad žmonės yra geri. Dažnai jinai būna toksai ramstis, kur kartais pati pamiršta save, kaip ir pamylėti ir tos pagalbos paprašyti, bet pati pirma yra ta, kuri padeda. Sigutę pažįstu jau nuo 1980 kažkur 3-4 metų. Mes kartu atvykome į folklorinio ansamblio priėmimą. Kur be būtų dainavimas, tai jinai visada yra priekyje, nes jinai žino visus žodžius, jinai visas melodijas žino, visada užves reikalingą tonaciją. Tiesiog jinai mūsų vedlys yra. Aš manau, kad tikrai tokia kėlimas mūsų dvasios į šviesą. Turi kažkokią savo, aš nežinau, ar gerumas, kažkokį, kaip saulėtas žmogus, Vidūnų klubas mūsų, Imanuelio Kanto bibliotekoje, yra tas 10 metų jau bus. Vis tiek surinkti žmonių, čia yra toks ilgas kelias, pažinimo kelias. Ir kuo daugiau mes susitinkam ir daugiau klausimų, dar daugiau. Ir Sigutė kažkaip padeda mums į tuos klausimus atsakymus surasti. Mes einam tokiu pažinimų keliu su mūsų saulėta Sigutė. Kartais geriausi žodžiai pasakomi žvilgsnių, pauzę, atodūsių, o šie nuoširdūs plojimai šį kartą skirti jums dar vienai konkurso finalistei Sigutei Augutienei. Prašom į sceną. Štai jūs. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką norėtumėt pasakyti Klaipėdai? Oi, suprantu, daug ką galėtumėt, jo. Nu, bet taip. Kaip Klaipėda, mano miestas, aš čia jau seniai leidau šaknis ir labai džiaugiuosi, kad turiu tą Vidūnų klubą, kur mano klubietis ir šiandien vis susėdė, pasirodo čia. Net nesitikėjau. Čia užaugo mano dukra. Žodžiu, čia mano miestas ir kažkaip, jeigu aš kažką ir darau, dažniausiai net negalvoju. Tiesiog darai. Visi geriausiai dalykai padaromi negalvojant. Sakykite? Norit sakyti, kad pasakykit visą tiesą, meras yra, gali tiesiai. Visą tiesą, nežinau, net nežinau, susijaudinsiu. Tai ačiū jums. Ačiū, palydėkit finalistą. Plojimai, plojimai! Plojimai, plojimai! Kelias iki vietos tolimas. Na, dabar sustok, akimirka žavinga. Ir vėl mūsų merginos. Ačiū. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. Throw the chains, now I can lift my hands. And I'm
corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. I can't break hard for so long, now the hope is gone. And as I lift my hands, I understand that I should praise it through my circumstance. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. Throw the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my life. But I know you wanna see if I will hold on through this trial. If I could let you go, but I can't take it no more. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you, yeah. Roll the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. I've been through fire and the rain, bound in every kind of way. God has shown me every day, so let me go right now. I just wanna praise you, I just wanna praise you, yeah. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, oh, I'm gonna praise you. Take a shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Take the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. Oh, you broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Bravo! Žinot, mane visada stebino merginų sugebėjimas taip greit perserginėti. Truputį pakalbėjau, jos jau kitaip atrodo. Na? Plojimai! Monday morning and the sun is dead. The sky is broken and the clouds are black. I was always gonna go to work, have my coffee, then run back to bed. I need my baby. Stop for a minute, stop for a minute, oh, stop for a minute, stop for a minute, oh, you're the only one that knows what I need. Boy, if you knew what this thing is really doing to me, if you could just stop for a minute, stop for a minute, oh, I know you'll change your mind. And boy, if you knew. Stop for a minute, stop for a minute, oh, stop for a minute, stop for a minute, oh, stop for a minute, stop for a minute, oh, stop for a minute, stop for a minute, oh. It's Tuesday morning and I'm lying here. The phone is ringing, I ain't answering, oh.
minute. Oh, I know you'll change your mind. Boy, if you knew. Pieces of my heart, oh, yeah. Stop for a minute, stop for a minute, oh. Stop for a minute, stop for a minute, oh. Stop for a minute, stop for a minute, oh. Stop for a minute, stop for a minute, oh. Bravo! Bravo! Klaipėda tai miestas, kuris turi moterų, apie kurias kalbama ne pašnibždomis, o pilnu balsu. Kita istorija tokia ir yra, ryški, gyva ir labai klaipėdietiška. Leiskime jai prasidėti. Augusta darbe labai aktyvi, judri, jinai visur viską žino, visur bėgioja, laksto, visur domisi viskuo, tai ją tikrai galima atpažinti iš spartaus greito žingsnio. Darbo prasme, tai Augusta labai atsakingai žiūri į savo darbą, labai vertina tai, ką daro ir tikrai labai stengiasi. Jos būdas kartais tikrai ūmus, bet tai irgi rodo jos atsakomingumą į savo atliekamas pareigas ir darbą patį. Kai sužinojau, kad laukiasi, pirmas žmogus, kuriam paskambinau, buvo Augusta Petrušaitė. Žinojau, kad nėštumas bus sunkus, tą supratau ir norėjau žmogaus, kurio galėčiau pasitikėti, kuris palaikytų mane, padrasintų, pastiprintų ir suteiktų vilties, kada jos labiausiai reikėjo. Yra pati nuostabiausia gydytoja, ginekologė, pribuvėja. Iš tikrųjų galima vardinti labai daug gražbylybių, bet ji yra nuostabi specialistė, kurią rekomenduoju turėti kiekvienai nėštukiai. Augusta yra labai jautri ir empatiška, nes kiekvieno studento pirma nesėkmė, tai tarsi buvo jos nesėkmė. Jinai labai išgyveno, jautriai reagavo į pirmuosius vertinimus, tarėsi su savo kolegomis, vedėsi studentus ir mokė juos dirbti praktikoje. Kada atsidarydavo duris, visada Augusta eidavo graži, su šypsena ir visada ta diena baigdavosi tiek jai, tiek mums pozityviai. Tai yra žmogus, kuris niekada nepavargs ir atrodo, kad niekada nepavargs. Štai moteris, apie kurią miestas kalba garsiai. Finalininkė Augusta Petrušaitė. Į sceną. Aš tik priminsiu, kad šios kabaretiškos puokštės nuo gėlių studijos Flore, o dovanoms pasirūpino grožio evoliucija, kuriai rūpi jūsų veido ir kūno oda, Amberton viešbučio tinklas, įmonė Biofarmacija, Cloudline dovanoja Merkurijaus planetą minčių ir idėjų simbolį, Švyturio arena bilietus į koncertus, o Klaipėdos baseinas kviečia apsilankyti ir gerai praleisti laiką. Gerai, daktarė, klausykit, man su atmintim kažkas ir kepenis, ir su prostata jau, ir žinot, ir dimensija gresia. Ką jūs pasakysit? Aš pasakysiu, kad... Jūs akušerė. Ir kad jums pasisekė. Mama gimdyk atgal, tai ką daryti. Labai gaila, kad jūs negalit man padėti. Jo. Tada sakykit, Klaipėdai jums darbas ar meilė? Visokiojopai meilė. Amžina meilė. Vienai sekundai. Aš noriu pasakyti didžiulį ačiū šiandien. Ir pasakyti, kad aš gyvenime esu beprotiškai privilegijuota. Ir privilegijuota dėl to, kad turiu tokią save supančią, palaikančią aplinką, kur tik tai šio turbūt konkurso dėka man dar kartelį teko įsitikinti tuo. Bet kita didžiausia mano gyvenimo privilegija yra, kad Dievas į mano rankas atidavė šitą profesiją. Ir aš galiu prisiliesti prie ateinančio žmogaus į šitą pasaulį. Tai ačiū visiems ir ačiū Dievui, kad aš esu. Ačiū Jums. Ačiū Jums.
Pagalvojau, kaip gražu, kad ir simboliška, kad susitikome tarpušvenčių, tarp dviejų gražių progų sandūroje. Sakoma, kad sveikinti su artėjančia proga blogas tonas, bet su ką tik praėjusia juk galima. Kadangi šie jaunuoliai visas gėlės jau baigė išdalinti, tai aš visoms čia susirinkusioms damoms noriu padovanoti šitą geresnio. Stulbinantį kabareto pasirodymą. It's a needle and it's full of thread. Right about milk that is in my head. All the little legs are gonna love to dance when they in this silly spell. Got green velveteen satin and lace, buttons and bows all over the place. Style that make you feel like the queen. That woman's a wish with a soul machine. Who that say? Who that say? Who that? Who that say? Who that say? Who that? Who that say? What you say in this silly spell? Who that say, who that say, look at me, get out my way. Something is the fact that I'm here to say, in this silly spell. Girl, you swept out the memories, fill this place with joy, in this big old store. Got your soul machine, mirror shiny clean. And the fitting room smells like sweet perfume. That man might have done you wrong and brought you to tears and made you believe that you're not strong. I said, look, are you looking? We all looking, honey. Look who's wearing the pants now. Who that say? Who that say? Who that? Who that say? Who that say? Who that? Who that say? What you say in this silly spell? Ačiū, ačiū. Na, štai mes jau čia prie paskutinės istorijos. Ne todėl, kad jinai svarbesnė, ne todėl, kad jinai geresnė, o todėl, kad po jos prasidės tyla. Tylos akimirka, kurioje kiekviena salė bandys atsakyti savo, kuri iš šio vakaro karalienių taps 2026 metų Klaipėdiete. Bet dabar ne tai. Dar viena istorija. Klausomės. Šeima tai yra mūsų ratas, mūsų kamuolys ir jisai yra nedalomas. Tai yra toks mamos visiškai sukurtas, griežta, bet teisinga visą laiką. Valinga, minkšta, švelni, kaip universitete dar mokinausi, ir daug kas iš studentų būdavo, oi, aš pas tavo mamą buvau, aš iš pradžių bijojau, bet kokia jinai šilta. Nu taip, jinai tokia. Jinai visus šiltai priima.
Docentė Bronė Švidrienė mūsų katedroje, sporto katedroje dirba daugybę metų ir tikrai mes didžiuojamės, kad turim tokias kolegės. Jinai turi didžiulę patirtį, labai ryškius pasiekimus ir visą laiką mes palaikėm ir palaikom ją. Yra paskaitos, reikia joms ruoštis, reikia atsakingai ruoštis, studentų kartos keičiasi, poreikiai kinta ir kad paskaitos būtų įdomios, taigi reikia prisitaikyti prie tų kintančių poreikių. Tai jinai daugybę metų dirba ir tikrai turi puikius studentų atsiliepimus. Jinai pirmoji kūrė aplamai tokį kolektyvą kaip palaikymo šokėjas. Tai tos merginos surinkta komanda keliavo per visus Lietuvos miestus. Atėjo tas momentas turbūt, kad visas ta veikla įdėta, jos indėlis, tai gavosi kaip mūsų kūdikis. Paleisti tokią mylimą, daug darbo įdėtą veiklą, tai nėra paprasta bet kam perleisti. Tai augino, kol suprato, kad gali visą tai paleisti. Žinai, kaip antra mama, nes labai daug laiko kartu praleisdavom. Tai artimas iš tikrųjų ryšys. Sielai artimas, maloniai, jinai mokė ir paguosti, ir pradžiuginti, kada reikia. Labai nuoširdus žmogus. Jūsų plojimai. Kai išgirsti tiek žodžių, supranti, prieš mus ne istorija, o žmogus. Ponius ir ponai, į sceną kviečiu penktąją šio vakaro karalienę, Bronę Švitrienę. Labą vakarą, jūsų gėlės. Ką norit pasakyti? Norit kažką, ruošiatės, galvojat? Bet tame esmė, kad sakė, galėsit ir nekalbėti, jeigu nenorėsit. Bet jaučiate, kad šis vakaras jums kažką žada? Kaip jaučiatės? Jūs sakėt, kad darbai kartais neapgalvotai daromi, taip? Taip. O kai sakė Mažasis princas, kad dideli darbai daromi tyliai. Tai va šiandien man yra taip, paskambino, sako, jūs rekomendavo į metų Klaipėdietę. Man tai buvo tikrai siurprizas, tyliai padaryta. Toliau, dabar žiūriu, tai irgi tyliai padaryta, žiūriu ir kas čia apie mane kalba, kur čia yra, kokie čia režisūra ir taip toliau. Tai va, irgi siurprizas buvo padarytas tyliai man, nežinant. O šiaip tai, ką galiu pasakyti, kad labai esu šituo renginiu, mane dar daugiau motyvavo ir aš labai dėkinga, kad mane įvertino būtent dalyvauti šitam renginyje, kad palaikė mane ir linkiu visiems optimizmo ir, kaip sakoma, šypsena yra geriausias ginklas. Tai šypsokimės ir į priekį. Ačiū Jums. Ačiū Jums, palydėkite. Ir jūsų dovanos keliauja. Aplodismentai. Penkios istorijos, penkios moteris, penki vardai, kurios jau šį vakarą jau nebepriklauso tik savo. Apie jas kalbėjo kiti, miestas, draugai, tie, kurie matė daugiau nei telpa viename vakare. Leiskime šioms istorijos dar akimirką pabūti ore, nes labai greitai viena iš jų taps ne tik šio vakaro karalienų, o ir metų Klaipėdietė. Tačiau kiekviena didelė istorija turi tuos, kurie padeda jai įvykti. Kviečiu padėkoti šio vakaro partneriams ir rėmėjams. Renginio draugai. Gėlių studija Flore, baras Antraktas, AG estetikos ir grimo akademija. Renginio partneriai Klaipėdos uostas, Vaidenta, Nefrita, TFDS, Memelio miestas, Biofarmacija, klinikos, Vakarų medienos grupė, Lotagma, Vatosta, Amberton viešbučių tinklas, studija Grožio evoliucija, Cloudline, Launa, renginio rėmėjai, Parsekas,
KN Energies, švyturys Go nealkoholinis, Klaipėdos Hollywoodas, pagrindiniai rėmėjai, Bastionų namai, Lantana, Aldasta, Atostogų parkas, Bega, garbės mecenatas, Mūsų laikas. Ačiū Jums už pasitikėjimą, už tikėjimą šią tradiciją, už tai, kad šis vakaras gali skambėti taip, kaip skamba. Per šiuos metus Klaipėda turėjo daugybę stiprių moterų. Jos kūrė, lyderiavo, tiesiog darė tai, be ko miestas nebūtų toks, koks yra. Ir štai akimirka, dėl kurio šį vakarą esame čia. Į sceną kviečiu dienraščio Klaipėda vadovė Lina Čekanavičė. Vokas, raudonas, lemtingas, bet žinote, aš šitą sceną jau 100 kartų mačiau. Gal kažkaip nuobodoka, kokį 100 kartų, negaliu šito leisti, neįmanoma, kur fantazija. Lina, jūsų rankose palaikykite voką, o jūs vyrai bėkit, paieškokit ko nors ypatingo, metaforos, simbolio, kas susiję su Klaipėda, dvasingo, klaipėdietiško, reikšmingo. Nu, dirbam, ieškom, randam. O! Varpas gal ir gerai, varpas tai simboliška, varpas tai apie Klaipėdą, jo? Nu jau dabar kabaretiška, dabar vadinasi sprendimas priklauso Klaipėdai, mes tik leisim jam suskambėti. Ekrane išvysime visas iki šiol išrinktas metų klaipėdietes. O kai jūs, ponia Lina, pajusite nenumaldomą norą, skambinkite. Ne man, varpui. Tiksliau, varpu. Susitarėm, taip? Ponai ir ponios, leiskimės istorijoms susitikti metų klaipėdietės kaleidoskope. Laimacijas! Džiaugsmo ašaros! Ar tikrai tai tiesa? Negali būti! Pone Lina, patikrinkite, ar vokia ta pati pavardė, ar įvyko tas stebuklas, tas sutapimas. Taip, Gabrielė Gogytė, metų klaipėdietė 2026 metų klaipėdietė Gabrielė Gogytė. Ovacijomis palydėkime ją į sceną. Štai tas apdovanojimo ženklas. Lina, perduokite, prašom. Jūsų aplodismentai, negali būti. Šį kartą titulas turi ne tik vardą, bet labai gražią šypseną. Šypsokitės. Na, dar į sceną kviečiu renginio mecenato atstovę Rugilę Cibauskaitę. Na, ir dar pavasarinės dovanos. Prašom, praeikite. Čia nuo Rugilės. Rugilio, kalbėkit, ką nors. Jo. Prašom, jums gal pakelt, ne? Būtų gerai, maestro. Labai gerai. Pirmiausia, gal teiksiu gėles, jūs iš karto padovanosit. Labas vakaras, gerbėmieji. Man didelė garbė būti čia su jumis visais. Iš tikrųjų, pirmiausia, labai norėčiau pasveikinti visus su rytojaus kovo 11-ąją ir gal palinkėti mums visiems. Didžiuokimės, kas esame, didžiuokimės, iš kur esame ir didžiuokimės, ką darome. Ir šiandienos renginys, manau, yra labai geras pavyzdys to ir labai noriu padėkoti dienraščiui ir visam kolektyvui, vadovam, kad esate tokią nuostabią tradiciją.
kad palaikote jau 24 metus, nesvarbu, kas keičiasi, kokios situacijos klaipėdietės metų rinkimai vyksta. Ir aš matau moterų akise ir jaudulyje, tikriausiai šiandien aš taip trupučiuką jaudinasi, matau, kiek tai yra svarbu, vadinasi, ką darome yra reikalinga. Ir mes irgi su tėčiu labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad galime būti šito konkurso dalimi nuo pirmojų dienų. Užbaigiant, gal norėčiau iš tikrųjų visom nominantėm, įskaitant ir jum, bet visom iš tikrųjų padėkoti už jūsų nuoširdumą, už jūsų meilę ir už jūsų darbštumą. Ir aišku, šio vakaro karalieniai, tai norėčiau palinkėti jai, kad tai įkvėptų ją dar daryti, siekti daugiau, eiti savo keliu ir nesustoti ir pasitikėti tą, ką jūs darote. Užbaigiant, kadangi šio vakaro tokioj temoj pastebėjau vieną sintezę, kad labai daug kuklumo moterise mūsų klaipėdietėse, ar Lietuvoje moterise, ar visose moterėse, nežinau, bet iš tikrųjų labai norėčiau jūsų visų paprašyti, kad nebūtumėte tokios kuklios, dalintumėtės, ne tik darytumėte savo darbus, bet dalintumėtės jais, nes aš manau, kad jūsų geri darbai įkvėpia ir mus daryti dar geresnius darbus. Tad ačiū ir gražaus vakaro. Ačiū Jums. Taigi dar kartą 2026 metų klaipėdietė Gabrielė Guogytė. Aš tokia mažytė šiandieną stoju prieš jūs visus. Širdimi didelė. Aš esu be galo laiminga, kad susibūrė tiek žmonių, organizacijų, Klaipėdos ir ne Klaipėdos, rašė man ir palaikė labai ir balsavo. Tiesiog tai yra didelis džiaugsmas. Žinau, kad šičia yra ne pabaiga to viso, kas čia šiandien ir kad tai yra dar viena pradžia daugiau dirbti ir su jumis kurti Klaipėdą, kurti, daryti ateitį. Tai ačiū visų jūsų, kad jūs esate čia, kad jūs palaikot klaipėdietės, kad mes norim ne tik, kad Klaipėda, bet kad ir Lietuva būtų mūsų nuostabi ir nuostabų žmonės. Ačiū Jums. Ačiū Jums už šios žodžius. Jie tapo dalimi šio vakaro istorijos. Ir štai dabar metas, kai visi kartu galime pasakyti taip, mes esame Klaipėda, mes švenčiame, mes džiaugiamės, mes fotografuojamės. Ačiū. Ačiū. Palydėkite, o dabar miestas ištarė savo vardą, laiką švęsti, naujai 2026 metų klaipėdietei muzikinė vakaro dovana. Yra balsų, kurie nuskamba, yra balsų, kurie ilgai pasilieka širdyje. Šį vakarą išgirsite vieną tokių. Ponios ir ponai, sutikime Evelina Sašenko. Mon bébé, on va payer une fête. C'est ça le jazz, j'enfile mes collants noirs, toi tu enfiles tes gaines. C'est ça le jazz, on démarre vers un bal Zazouel, pour les jeans et voiles, les pianos démentiels, et ce sera jusqu'à qui monte au 7e ciel. C'est ça le jazz. Vie d'une flash jusqu'à la dernière goutte. C'est ça le jazz, pareil que vieux renard va balancer son boule. Au cœur du jazz, attends-moi, je me déguise et chante. J'emmène l'aspirine, oh, on s'éclate. Je que tu me fumes même pas, que tu me mets au club partout. Ce jazz. Gonna see a shimmy shake and all that jazz.
Oh, she's gonna shimmy till his goddess break and all that jazz. Oh, she wear the pocket conga. Oh, he mother's bloody cockle, she's here. His baby's queer and all that jazz. Vidéo jusqu'à la dernière goutte. C'est ça le jazz, c'est ça le jazz. Juste ici entre mes lèvres rouges. C'est ça le jazz, c'est ça le jazz. Mon bébé, on va brûler le ciel. Je parais que Jean-Luc n'est pas mon désir. Car dans la stratosphère, on perd les tempos des tours. C'est jazz. Bonsoir, madame et messieurs, labas vakaras, be galo smagu šiandieną būti čia kartu su jumis. Mielosios ponios, mėly ponai, smagu, kad šiandien švenčiam moters dieną. Tikros, drąsios, gražios, be galo talentingos moters dieną. Tai noriu visas moteris pasveikinti, būkime gražios, žydėkime ir lai tos svajonės ir tie mūsų norai pildosi dažniau negu mes spėjame sugalvoti. She's got too hungry for dinner at 8. She loves the theater but never come late. I never bothers with people that I say. That's why the lady is a trap. She doesn't like crap games with barons and earls. One go to Harlem in urban and girls. And I definitely wish I did that with the rest of the night. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm so broke, it's old. I hate California, it's crowded in days. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island, oh, the beach is divine. I love the Yankees, gender is just fine. I fall around the rent park, she sing every line. That's why the lady is a trap. She doesn't like crap games with barons and earls. I go to Harlem in and birds, and I definitely want the shy time with the rest of the night. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my life without care. I'm so broke, it's old. I hate California, it's crowded in days. That's why the lady is a tramp. Oh, that's why the lady is a tramp. Na, o dabar, mielosios ponios ir ponai, kviečiam jūs į kabaretą. Į tą žymų Elaizos Minelį kabaretą. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play.
Taking the book and the broom, time for a holiday. Life is a cabaret on charm. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come bloom your heart, start celebrate. Grind and sweat your tables. Waiting, no whisper meeting. Some credits of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret on charm. Come to the cabaret. I used to have a girlfriend, no it's Elsie. With you I shared for solid rooms in Chelsea. That wasn't what you call a blushing flower. She's a matter of fact, she went the other hour. The day she died, the neighbors came to sneakers. Well, that what crumbled too much pills and liquors. But when I saw he led her like a queen, she was the happiest girl I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret old charm. Come to the cabaret. And as for me, I made up mind back in Chelsea. When I'm going like Elsie. Star riot meeting from credits of doom to hide every smile away. Life is a cabaret on charm. And on the cabaret on charm. And I love the Bravo! Evelina Savchenko! Oj. Auf Wiedersehen. A bientôt.